Esu Arnas Pilberg iš Mažeikių rajono, ūkininkaujam čia taip pat irgi. Prieš 17 metų pradėjom tą veiklą vystyti ir dabar po biškį ją plėtojam, tęsiam. Auginam obelis pagrindas, aronijas, serbentai, šilauogės, braškės, daržovės. Porą metų dabar pradėjom aktyviai eksperimentuoti, tai pomidorai, agurkai. Raugiam jas, kažką bandom iš jų daryti. Sultis taip pat gaminam, tyres, uogienės. Vežam į darželius ekologišką produkciją, visa produkcija ekologiška, kaip ir toks sujudimas, kad reikalinga ta produkcija. Ir atsirado darželiai, mokyklos. Ūkis kažkur apie 60 hektarų bendram kiekį. Tai istorija kaip būtų tokia, kad mokslus baigiau kaip ir žemės ūkio, bet paskui gyvenime taip sukosi, kad į statybas pasukau. Prieš 18 metų grįžęs iš užsienio, trumpai keletą metų dirbęs, tai įsigijau čia tas pirmus žemės plotus čionais. Norėjos kažką ir savo kurti, ir statyti, ir atsirado to žemės, ūkininkauti pradžioje kaip į minties nebuvo, bet ir gyventi čia pradėjom. Ūkis po biškį augo, plėtės, tų norų visokių galimybių, aišku, atsirado tas europinės paramos, žinai, irgi tokia kaip paskata, žinai, kažką daryti. Kai pradėjai kažką daryti, ūkininkauti, kažką vis tiek domiesi, ieškai, žiūri, skaitai. Tai jau pradėjau detalizuoti, analizuoti. Ką pasiryžau, žinai, ir viskas. Ir ką, rašai projektą pas buhalterį ir dėlioji skaičiukus, pajamas, išlaidas, produkciją, apimtis, tai kažkas taip ir gimė, žinai. Sunku kažkaip pasakyčiau, kad buvo, nes faktiškai apsispręsti tik reikėjo ir paskui teikti paraišką, tik tais dirbi, kaip sakau, dirbi ir ateina tas rezultatas, žinai. Parama buvo ūkio valdų modernizavimas, perdirbimas. Įsigijom statybinės medžiagas, rangos būdų, statėm tą sandėlį, nes trūko sandėliavimo patalpų. Ir daly patalpų buvo įrengtas perdirbimo cechelis. Dar perdirbimo įranga, sulčių spaudimo, uogų virimo įsigyta to pačiu. Tai daug kas suteikia, nes iškart pasijuto toks, kad tu gali kažką padaryti daugiau, produkciją kažkur sudėti, išlaikyti, perdirbti, saugoti jau perdirbtą produkciją, kas prieš tai nebuvo įmanoma. Galimybės paprasčiausiai atsiranda tokios platesnės. Tai paprasčiausiai reikia ryžtis ir viskas, jeigu kažką tą darai, tai čia pliusas didelis, nes tu daug ką gauni. Galimybė plėstis, pajamas augini ir tą pačią produkciją, viskas kitaip dėliojasi, iškart kitaip. Nes tas ir svarbiausia, išsaugoti tą produkciją, aišku, jeigu tu ją perdirbi, tai dar papildomai tu gauni pridėtinę vertę ir sezoniškumas nebelieka tau, nes tu pardavinėji žiemą, pavasarį, vasarą.